Tai labas ir šiandien susitinkam ir darysim gobao, dažniausiai tai vištiena, bet pasirodo tai yra kiauliena, kinietišką variantą. Tai yra maistas iš tikrųjų, kurį labai mėgom anksčiau valgyti, užsisakyti ir tas padažas ten skanu, žodžiu, ir ta vištiena ar kiauliena, jinai apviliota tarp to tokio, kaip čia, apvalkalą ir su ryžiu, labai skanus variantas ir bandžiau surasti, kaip galima pasidaryti namuose tą gobao kiaulieną, vištieną. Tai radau iš tikrųjų variantų internete ir pagal vieną dariau, man atrodo, pagal šitą receptą dariau 2 kartus. Tai galvoju, šiandien pasidarysiu ir kaip tik parodysiu jum. Nes pats gaminimas šiaip nėra kažkoks sudėtingas, tik tiek, kad kepimo procesas gan ilgai užtrunka, nes reikia po vos ne vieną gabaliuką, bent po kelis, kad jie nesušauktų visi, tai reikia bent po kelis atsargiai kepti. Yra numatytas laikas, žodžiu, paskui dar kartą kepti, pamatysite eigoje. Tai, bet ir ingredientų kažko labai nereikia, tai kiaulienos, šiek tiek daržovių, cukrus, šitas krakmolas, ryžių actas, kas svarbiausia, nes jo iš tikrųjų išeina visa šita bonkutė, sojos padažas ir, man atrodo, ten kažkur dar prieskonių galima dėti ir berods šiaip, kad ir viskas. Tai galvoju, tada parodysiu, kaip darau ir galėsite jūs pabandyti pasidaryti.
Tai labas ir sveiki atvykę naują vlogą. Kas esate čia pirmą kartą, tai nepamirškit paspausti prenumeruoti mygtuką. Tai padėsit mano kanalui augti. O šiandien turime iš tikrųjų pirmadienį. Tai ir man prasideda atostogos. Tai iš tikrųjų jau, kiek pažiūrėjau, man atrodo, kažkur apie mėnesį laiko aš nefilmavau. Tai nes turėjau iš tikrųjų labai daug medžiagos iš atostogų kelionės video. Ir norėjau kuo greičiau juos sumontuoti ir įkelti, tai iš tikrųjų buvo labai daug darbo, nes medžiagos buvo daugiau negu 100 gigabaitų, kas buvo virš 12 valandų vien filmuotos medžiagos. Tai iš tikrųjų, užtruko laiko gal padaryti tuos filmukus. Bet nežinau, man kažkaip susidarė jie visai gražus ir patiko tie filmukai. Jo, per tą mėnesį labai kažko ir nefilmavau iš tikrųjų. Bet jau atėjo ruduo pas mus, jau ir lapų nemažai pageltonavusi, paraudonavusi ir jau krenta. Tai toks grinai ruduo ir prasidėjo ir lietus ir jau šaltoka dieną, netgi naktį irgi. Tai dar buvau užklausus jūsų Instagrame, ar man kirpti plaukus ir iki kiek kirpti, nes kažkaip, tai nežinau, paskutiniu metu pradėjau galvoti, kad truputėlį atsibodo tie ilgi plaukai ir galai matėsi, kad jau tokia nušiurė, tai galvoju gal kažkiek pasitrumpint, tai jo ir išklausiu Instagrame jūsų, tai ačiū, kas prabalsavot, buvo įdomu pažiūrėti ir kitų nuomonių. Tai dauguma nubalsavo, kad man reiktų pasitrumpinti iki vidutinio ilgio. Tai iš tikrųjų aš tą ir padariau. Tik dabar kai susirišus, tai nežinau, kiek čia matysis, bet iš tikrųjų plaukai yra trumpesni, nes pakirpo ten gerą sprindį. Ir ten norėjau priekį tokių trumpesnių. Tai nenorėjau tokių kaip kirpčiukų labiau, bet tokių, nežinau. Dabar keistai atrodo, kai tie plaukai neišplauti, iš tikrųjų reiktų išsiplauti galvą, bet rytoj iškeliaujam, tai galvoju šiandien tada į vakarę išsiplausiu ir sustvarkysiu plaukus. Jo, per šitą mėnesį iš tikrųjų buvom ir apsirgę tiek aš, tiek Edgaras. Iš tikrųjų dar abudu šiek tiek kosom, nes kutena gerklės. Nežinau, kas čia buvo per virusas, bet mano darbe kažkaip prasidėjo viskas. Ir viena kolegė susirgo ir taip staigiai, po to kita susirgo ir tada jau aš pradėjau, bet žodžiu labai stiprus toks kažkoks sukibo virusas, nes man labai stipriai pradėjo skaudėti gerklę, po to temperatūra užkilo ir laikėsi gan ilgai, iš tikrųjų, gan kelias dienas tokias laikėsi aukšta ta temperatūra. Tai nežinau, man tai panašu čia į koronos labiau tą virusą, bet nežinau, aš testo nedariau, viena kolegė darė, tai sakė 2 kartus bent jau darė, tai nebuvo korona, tai nežinau, bet žodžiu, praėjau kaip ir tai viskas gerai. Ir dabar, kaip sakiau, mums atostogos, tai atostogos bus 2 savaitės, ši savaitė ir kita. Tai, o iš tikrųjų, kur mes keliaujam, tai keliaujam į mano, nežinau, svajonių šalį ir svajonių miestą, taip pat ir Edgaro svajonių šalį. Ir aš kaip tik apie šitą užsiminiau per Q&A klausimų atsakymų video. Nors iš tikrųjų tuo metu net, kaip svarstėm kažkaip į šitą kelionę vykti, bet dar nebuvom nei nieko nusipirkę, nei bilietų, nei kad tvirtai taip būtume nusprendę, tiesiog svarstėm vieną iš galimybių. Tai taip sutapo, kad ir per filmuką pasakiau, kokią mano svajonę kur išvykti. Ir ten ir vykstam. Tai kas dar nesupratot ar nematėt filmuko, tai skrendam mes į New Yorką, Amerikoje, tai žiauriai faina, nežinau, kai nusipirkom bilietus, tai buvo žiauriai daug gerų emocijų, aišku, jos dar ir išliko iki dabar, iki kol, nežinau, ten gal ir grįšim. Tai, jo, iš tikrųjų, kai toks noras buvo vykti į tą šalį ir ypač man į tą miestą kažkaip, kokį daugiau negu 10 metų, tai
Nu jo, jauties, kad viena iš svajonių išsipildė. Nežinau, kaip ten bus, atrodo visai kitas pasaulis, tai dideli pastatai, viskas labai daug žmonių, labai daug veiksmo, daug tokių, nežinau, bus įdomu iš tikrųjų, tai pabūsime tenais šiek tiek daugiau ne savaitę, bet išeina kažkur savaitę ir viena diena ar kažkas tokio. Tai šitas vlogas ir pasiruošimo vlogas į šią kelionę. O keliaujame iš tikrųjų tik su rankiniu bagažu, kadangi kaip savaitę, tai tikrai daug daiktų nereikia. Tenais bus ir vanduo, ir kriauklė, ir galbūt skalbykla, nors viską galime išsipilauti ir rankomis kriauklėje, ką reikės. Tai dėl to nusprendėm neimti kažkokio papildomo bagažo ir, aišku, taupant ir laiką, ir pinigų, nes mes šiaip esam skridę ir į Atėnus, atsimenu, ir į Barį Italijoje, bet ir keliom dienom tai užtenka tos ne vienos kuprinių. Tai tiesiog tų rankinių bagažų, bet aš žinau tikrai žmonių, kurie ir mėnesių įskrenda tik su rankiniu bagažu ir išsiverčia ir viskas gerai. Tai dabar pradėjau jau šiek tiek dėliotis daiktus, ką dėtis. Tai nedaug kol kas čia savo kosmetiką susidėjau. Ten kitoj pusėje ant stalo yra laidai. Tai paskui dėsim rūbus ir, žodžiu, žiūrėsim. Tai skriesim, žodžiu, su dviem kupriniam. Tai turim tokią vieną, kur prasiplatina šiek tiek iš šonų. Ir po to susisuka ir čia užsispaudžia, tai šiek tiek mažesnė. Tai bus galima grįžtant kažko prisidėti daugiau. Ir kitą turim, irgi tokia, irgi čia reguliuojasi, tai kažkiek susispaus, nes vis tiek turi tilpti tai į tą dėžę, ar kaip pavadint, kad neviršytų dydžio dėl ėjimo per vartus. O iš tikrųjų, stengsimės dėti kuo talpiau ir kuo visko mažiau. Tai nežinau, kaip čia parodyti dabar paprasčiau. Tai o ten temperatūra spalio mėnesį bus maždaug 15-19 dieną ir naktį bus apie, mačiau, 9-11, gal kažkas tokio. Tai jau šiaip tai šilčiau negu čia pas mus Norvegijai dabar. Bet nėra tokia vasara, tai nežinau, dėsimės tokių čiut šiltesnių rūbų, bet ir paprastų, plonesnių tokių. Tai pasimsiu, man atrodo, maikę ilgom rankojom vieną, kad turėt. Tada važiuosiu su džinsais ir tada įsidėsiu timpas vienas. Galbūt dar įsidėsiu treninginės kelnes, bet nežinau, žiūrėsim. Tada dar su viena maikute važiuosiu, o kitą įsidėsiu. Ir dar įsidėsiu vieną maikutę miegui, kad būtų. Ir tada dar vešiuosi, bet čia irgi jau skrisiu kartu, tai vešiuosi ir džemperį. Tai iš rūbų, ir dar tai yra kojinės ir apatiniai. Tai irgi nedaug, kuo talpiau, kad kuo mažiau vietos užimti. Tai vienintelis dalykas, ką dar sugalvojau iš tikrųjų pasimti, tai gavau irgi tipsą iš bendradarbės, nes skrydis laukia mūsų 8 valandų skrydis ir mes išskrendam rytoj vakare apie 8 vakaro ir būnam Niujorke 10 vakaro. Tai jeigu taip žiūrėti į patį bilietą, tai skrisim tik kažkur 2 valandas, 2:15, man atrodo. Bet jo pats skrydis yra 8 valandos, tai būsim 4 valandą ryto mūsų laiku, o ten, kaip sakiau, 10. Tai jo. Ir kadangi toks ilgas skrydis, tai man bendradarbė rekomendavo turėti kompresinės kojinės lėktuve. Ir šitos turiu, aš ir šiaip būna nešioju dienos metu, į darbą ar kasdieną. Šitas kompresinės kojinės, nes gerai kraujotaka, jeigu labiau stovimas darbas, tai tikrai palengvina, kad nebūtų taip pavargę po kojos vakare. Ir šitos yra tokios, man atrodo, čia 2 klasės skaitos, tai jos kiek tai dar stipresnės. Ir dar šitos yra be pirštų, tai man atrodo taip stipriai neprakaituos tą koją. Tai išbandysim šitas lėktuve, o šiaip ir gerai dienom, kai bus daugiau vaikščiojimo. Ir kas įdomiausia, mano ta bendradarbė netgi pasiūlė, jeigu labai daug vaikščiojam dieną, tai užsidėti kompresinės kojinės nakčiai ir miegoti su jom per naktį. Kaip tik išbandžiau vieną naktį taip miegoti su kojinėm tom kompresinėm, nes kažkaip vakare buvo labai pavargusios kojos, tai išgeriau kaip tik magnio prieš miegą
ir užsimau tas kompletinės kojines, tai iš tikrųjų ryte buvo, kaip naujos, kaip šviežias kojines. Tai matyt veikia ir tas. Tai jo, iš rūbų tada būtų tiek, tai į lėktuvą arba į kuprinę važiuos tiek. Manau, čia nei trečdalį neužims tos kuprinės, tai gal visai gerai, gal daugiau nepersigalvosiu. O daugiau vat iš daiktų, tai jo, elektronikos, tai per bankas turim dar kitą didelį, kuris vis dar kraunasi. Nusipirkom taip pat amerikietišką kištuką, kad turėtumėm. Ausinės mūsų pačios geriausios. Tada turim šitą vieną ir nusipirkom kaip tik dar vieną, bet palikom mašinai, kad jau nepamiršti. Tada su kosmetika man labai sudėtingai buvo mažintis, bet kažkaip tai čia susipyliau savo prausiklį, nedaug, jo gal čia tiek yra. Tada pasiėmiau mėginukų veido kremui, kad nesiveš visos bonkės, tai pasiėmiau šitokį ir dar tokį, nežinau iš tikrųjų kiek savaitė čia užteks ar neužteks, bet gal ir užteks. Tada pasiėmiau 2 tokius mažus dantų pastus, tai irgi tikėkimės užteks. Tada čia įsipyliau savo BB kremą. Čia gan nemažai telpa, tai man atrodo užteks ir tiek, nes aš jo nelabai daug naudoju. Tada pasiėmiau šampūno mėginukus su kondicionierium, tai irgi tas. Tada šitas yra čia specialūs. Čia yra specialūs ausų kamštukai skirti keliauti lėktuvu. Nes jie yra tokie nepilno viduriai, kaip pasakyti. Tai kas skrydžio metu, būtent pakilimo ir nusileidimo metu, ryja ant selės nėra tokio garso, kai nepraeina tas oras, o jie yra specialiai tam, tai kad neužgultų ausis. Nes Edgaras čia skrido prieš porą savaičių skrido į Lietuvą ir lėktuvas labai staigiai kilo ir labai staigiai leidosi. Ir jam taip ausis skaudėjo, kad įtariam, kad vienas ausų būgnelis įtrūko, nes paskui buvo ir kraujo. Tai iš tikrųjų apsisaugant šitą nusipirkom, pabandysim šituos. Vėliau jau įsidėsiu savo akinius, nes dabar žiūriu be akinių labai man sudėtinga. Lūpų vazelinas. Tada turim mes šituos elektrinius dantų šepetėlius, bet pagalvojom, kad įsidėsim vieną. Tai dėl to pasižymėjom vieną galvutę viena spalva, kitą be nieko. Ir tiesiog čia gražiai šitą dėklą susidės vienas tas aparatas ir 2 galvutės. Tai man atrodo, čia tiesiog idealiai, net nereiks tada imti 2 šepetėlių ir susuksim su vienu, nes 2 mažiau vietos užims jo negu 2. Ir tada aišku, pasiėmėm dar melatonino, nes kadangi 6 valandų skirtumas, tai aš nesu buvus kitoj šaly, kur skirtumas buvo, man atrodo, skirtumas, kad būtų 2 valandos, tai čia 6 jau tikrai yra daug. Kaip tik šiandien ryte atsikėliau aš apie 6 ryto ir pasižiūrėjau, kad tenais yra 12 ir galvoju, dabar maždaug tokiu metu reiktų eiti tik miegoti. Tai jo, dėl to pasiėmė melatonino. Tai jo, čia yra 10 tablečių, tai bus kaip 2 žmonėm 5 dienom, bet žiūrėsim, užteks, man atrodo, kam ten 2-3 ir bus gal nieko. Bandysim išgyventi tą jetlagą kuo paprasčiau ir kuo laimingiau. Ir dar, žinoma, vešiuosi savo elektroninę knygą, kad būtų ką veikti skrydžio metu. Ir dar, ką irgi pamiršau paminėti, tai nusipirkom 2 dar tokias kaukes, akių kaukes. Tai aš šiaip tai visą laiką mėgu su akių kaukę, kažkaip nuo vasaros pradžios, man atrodo, kai buvo tas šviesus jau periodas. Tai kiekvieną naktį turėjau miegoti su akių kauke, nes, sunku buvo miegoti ir kažkaip dabar įpratau ir miegu jau su akių tą kaukę. Ta mano senoji buvo tokia pasidėvėjus, tai radau normal parduotuvėje tokią labai juokingą. Nusipirkau aš tokią ir dar paėmėme tikrai tokią pačią, tai, čia viskas lėktuve, kad būtų smagiau galbūt nusnausti. Na, šiaip tai gal ir neapsimokėtų miegoti lėktuve, nes kadangi kai ten nuskrisim bus 10 valanda vakaro, tada važiuosim jau tiesiai į viešbutį, kas maždaug bus už, man atrodo, kokių geros apie
apie 2 valandas kelio. Tai ir tada reiktų iškart jau kaip reikia miego. Tai nežinau, ar miegosim tam lėktuvui ar ne, bus matyti ir kaip su to miegu iš vis bus irgi matyti labai iš tikrųjų įdomu.